Hare Krishna, tęsiame skaityti Bhagavad Gitos įvadą. Iš daugybės kenčiančių žmonių vos keletas išties susimąsto apie savo padėtį, nori suvokti, kas jie yra, kodėl jų būklė tokia nedėkinga ir taip toliau. Kol žmogus neprabunda tiek, kad imtų klausti apie savo kančių priežastį, kol nesupranta, kad nenori kentėti, bet veikiau nori atsikratyti visų kančių, jo negalima laikyti tobulų žmogumi. Žmogiškumas prasideda, kai žmogui ima kilti tokie klausimai. Brahma sutroje šie klausimai vadinami Brahma džigyasa. Kol žmogus nepradeda domėtis absoliuto prigimtimi, bet koks jo veiksmas laikytinas niekam tikusiu. Todėl tie, kurie pradeda klausti, kodėl jie kenčia, iš kur atėjo ir kur eis po mirties, pasiruošta studijuoti Bhagavad Gita. Be to, nuoširdus mokinys turi labai gerbti aukščiausią Dievo asmenį. Kaip tik toks mokinys buvo Arjuna. Viešpats Krišna nužengė į žemę būtent tam, kad įtvirtintų tikrąjį gyvenimo tikslą, kai žmogus užmiršta tą tikslą. Netgi tada iš daugelio prabudusiųjų atsirastų gal tik vienas žmogus, kuris iš tikrųjų suvokia, kokia jo padėtis. Jam ir pasakojama Bhagavad Gita. Teisybę sakant, visi esame neišmanimo tigrės nasruose. Bet viešpats yra labai maloningas gyvosioms esybėms, ypač žmonėms. Todėl jis ir išdėstė Bhagavad Gita, pasirinkęs savo mokinių savo draugą Arjuną. Arjuna artimas viešpačiui Krišnai asmuo, todėl jis aukščiau bet kokio neišmanimo. Tačiau Kurukšetros mūšio lauke jis buvo pastumėtas į neišmanimą, kad klausdamas apie būties problemas, sudarytų viešpačiai Krišnai progą jas išaiškinti visų ateities kartų labui ir nužymėti joms gyvenimo gaires. Tada žmogus galėtų atitinkamai elgtis ir tobulai įvykdyti gyvenimo misiją. Bhagavad Gitos turinys padeda suvokti 5 fundamentalias tiesas. Visų pirma, joje dėstomas Dievo mokslas, vėliau apibrėžiamas prigimtinis gyvųjų esybių dživų būvis. Išvara tai tas, kuris kontroliuoja, o gyvosios esybės, kurios yra kontroliuojamos. Jei gyvoji esybė teigia esanti nekontroliuojama, laisva, ji yra nepilno proto. Gyvoji būtybė visapusiškai kontroliuojama, bent jau savo sąlygotame gyvenime. Taigi Bhagavad Gita kalba apie išvarą, aukščiausią valdovą ir dživas, kontroliuojamas gyvasias būtybės. Knygoje taip pat aptariami prakriti, materiali gamta, laikas, visos visatos egzistavimo trukmė arba išreikštos materialios gamtos egzistavimo trukmė ir karma, veikla. Kosmose verda įvairiausia veikla. Į vienokią ar kitokią veiklą yra įsitraukusi kiekviena gyvoji esybė. Iš Bhagavad Gitos turime sužinoti, kas yra Dievas, kas yra gyvosios esybės, kas yra prakriti, kas yra kosmosas ir kaip jis pavaldus laikui, bei kokia yra gyvųjų esybių veikla. Šios 5 fundamentalios Bhagavad Gitos tiesos įrodo, kad aukščiausias Dievas, ar Krišna, ar Brahmanas, ar aukščiausias valdovas, ar Paramatma, galite vartoti bet kurį jums patinkantį vardą, yra puikiausias iš visų. Kokybės prasme gyvosios būtybės tapačios su aukščiausiųjų valdovu. Pavyzdžiui, apie tai, kaip viešpats kontroliuoja visus kosminius reikalus, materialią gamtą ir taip toliau, bus aiškinama tolimesniuose Bhagavad Gitos skyriuose. Materiali gamta nėra nepriklausoma, ji veikia pagal aukščiausiojo viešpaties nurodymus. Kaip sako viešpats Krišna, prakriti veikia pagal mano nurodymus. Regėdami nuostabą keliančius kosmoso reiškinius, turime žinoti, kad už šio kosmoso slypi valdovas. Niekas negali atsirasti, jei nėra kontroliuojamas. Ignoruoti kontroliuojančio egzistavimą tiesiog vaikiška. Pavyzdžiui, vaikui gali atrodyti, kad automobilis stebuklingas, nes jis rieda netraukiamas arklio ar kito kinkomo gyvulio. Bet sveikai protaujantis žmogus žino automobilio veikimo principą. Jis visada žino, kad mechanizmą valdo žmogus, vairuotojas. Taip ir aukščiausiasis viešpats yra vairuotojas, pagal kurio nurodymus viskas veikia. O dživas, gyvasias esybės, kaip pastebėsime tolimesniuose Bhagavad Gitos skyriuose, viešpats pripažįsta neatskiriamomis savo dalelėmis. Aukso smiltis irgi auksas, o lašas vandenyno vandens toks pat sūrus kaip ir vandenynas. Taip ir mes, gyvosios esybės,
neatskiriamos aukščiausiojo valdovo išvaros arba Bhagavano viešpaties Šri Krišnos dalelės, turime visas aukščiausiojo viešpatės savybės mažais kiekiais, nes esame mikroskopiniai pavaldus išvaros. Mes bandome kontroliuoti gamtą, antai šiuo metu mėginame kontroliuoti kosmosą ir planetas. Šį polinkį valdyti turime, nes jį turi Krišna. Bet nors jau turime polinkį valdyti materialią gamtą, nevalia pamiršti, kad nesame aukščiausiai valdovai. Tai aiškinama Bhagavad Gitoje. Tęsime kitame video.